sveikina astrologė Rima. 2013 m. lapkričio mėnesį įvykiai klostysis gana prieštaringai. Šį mėnesį įtakojant įtemptam Urano su Plutono aspektui, galime tikėtis tiek didelių pakilimų, tiek nemažiau įspūdingų nuosmukių. Daug kas priklausys nuo to, kaip mes patys save nuteiksim. Jei būsime pilni optimizmo, viskas klostysis gerai. Jei būsime nusiteikę pesimistiškai, tai galime praleisti palankias mums atsiveriančias perspektyvas. Pasitikėkime savimi, nepanikuokime iškilus sunkumams, tada galėsime sėkmingai rasti išeitį iš pačių sudėtingiausių situacijų. Lapkričio mėnesį dėl neapdairumo galimi finansiniai nuostoliai, todėl nereikėtų nepagristai rizikuoti. Taip pat reikėtų susilaikyti nuo bet kokių kraštutinumų. Persivalgymas ir nereguliarus maitinimasis gali sukelti sveikatos problemų. Meilės santykiuose galime tikėtis labai karštų jausmų ir emocijų, nuo ginčų ir konfliktų iki aistringų susitaikymų. Pirmąją lapkričio mėnesio dekadą Merkurijaus tranzitas Skorpiono ženklų daugeliui atneš rimtų problemų partnerystėje. Kai kurie žmonės bus linkę į avantiūras ir intrigas. Jei nuspręsite dalyvauti rizikingoje avantiūroje, stenkitės bent neperžengti padorumo ir socialinių normų ribos. Galimybė prarasti gerą reputaciją – tai mažiausia, ko galite tikėtis. Lapkričio pradžia – tinkamas laikas įgyvendinti ambicingiausius planus. Pagrindinė kliūtis sėkmei šio laikotarpiu – ambicijų kova tarp kolegų. Venkime bet kokių konfliktų ir nebandykime niekam nieko įrodinėti. Tik prarasime daug brangaus laiko ir patys nieko nesuspėsime. Šis laikotarpis tinkamas paviršutiniškam flirtui ir atsitiktiniams romantiškoms intrigoms, tačiau visiškai netinkamas rimtų santykių pradžiai. Antroji lapkričio mėnesio dekada bus palanki tiems, kurie nebijo kruopštaus darbo. Keliaujant Marsui per Mergelės zodiako ženklą, būtina atkreipti dėmesį į esamas iš pirmo žvilgsnio visai nereikšmingas detalės. Tik taip savo veikloje galėsime pasiekti norimų rezultatų. Šis periodas tinkamiausias laikas susirasti naujų draugų. Nauja pažintis ateityje gali peraugti į tvirtą draugystę ar net meilės romaną. Lapkričio viduryje galime sulaukti antplūdžio įvairiausios informacijos, kuri ne visa gali būti naudinga ir teisinga. Tad, siekiant išvengti painiavos, stenkimės bet kokią informaciją vertinti kritiškai ir tikrinti jos tikslumą. Šio laikotarpiu dėl abiejų partnerių susivaldymo stokos santykiuose gali iškilti nemažai problemų. Todėl patartina labiau kontroliuoti savo jausmus ir emocijas. Trečioji dekada – geras laikas kurti rimtus ir ilgalaikius santykius, grindžiamus abipusę pagarbą ir pareigos jausmų. Venera keliaudama per ožiaragį skatins apsispręsti, ar santykius su savo mylimu žmogumi pervesti į kitą rimtesnį lygį, ar atvirkščiai, visiškai juos nutraukti. Tokiu laiku daugelis jaus romantikos ir intymumo trūkumą. Santykiuose gali atsirasti šaltukas. Stenkimės nepamiršti apie romantiką ir jums viskas klostysis gerai. Lapkričio pabaiga – labai palankus laikas rimtai užsiimti kūrybinę veiklą, kuri paspartins jūsų sėkmę karjeroje. Jei norite sulaukti viršininko dėmesio, rodykite savo darbštumą ir atsakomybę. Ir jūs būsite pastebėti. Visiems linkiu laimės, meilės ir sėkmės.